Sveiki, labas rytas visiems žiūrintiems ir vėliau žiūrintiems, aišku, sveiki. Šiandieninė tema bus apie darbą. Tai žodžiu, papasakosiu, ką veikiu ir kaip veikiu. Bet prieš tai norėčiau pakalbėti apie vieną video, kur vakar žiūrėjau tokį video, nesakysiu, kas ten ginčijosi, bet ginčijosi vienas protingas ir vienas ne. Neprotingas, tai jis šaukė ant to protingojo, tai tu pasakyk, ar Lietuva buvo okupuota ar nebuvo. Tai žodžiu, ir man tas labai užstrigo, tai žodžiu, jis klausė, ar buvo okupuota Lietuva. Lietuva ir dabar yra okupuota, todėl tas klausimas yra neginčijamas, jis akivaizdus yra, kad Lietuva yra okupuota. Tai va, tiek norėjau pasakyti, o toliau dėl darbo, tai žodžiu, noriu papasakoti, ką veikiu, nes, kaip visi žinote, iš prezidentų kol kas atsistatydinau, į kitą darbą kol kas neinu, nes neaišku, kaip čia Baltarusijoje baigsis man tie reikalai. Tai žodžiu, kuom užsiimu? Ogi užsiimu internetinių svetainių kūrimu, reklama ir internetinių svetainių pakelimu į viršų. Šiai dienai yra labai daug įmonių, kurios tai daro už labai didelius pinigus. Tai va, noriu pasakyti, kad aš tai darau labai mažus pinigus. Žodžiu, internetinės svetainės kūrimas pas mane yra nemokamas. Nemokamai sukuriu svetainę. Tai žodžiu, kainuos jums tik tai domenas nuo 1 euro metams ir hostingas. Hostingas yra svetainės talpinimas, kuris kainuos jums į mėnesį kažkur tai nuo 1,5 euro. Na, kadangi mokėti reikia geriausiai už metus, tai gali būti, kad už metus kažkur tai apie 15-20 eurų. Ir viso gali gautis apie 30-40 eurų jums kainuos svetainė. Ką svetainė duoda jūsų verslui? Svetainė paprasčiausiai duoda jūsų verslui labai gerą reklamą. Bet jinai tai pati negali duoti, todėl susikūrus svetainę būtina ją kelti į viršų per SEO, per reklamą ir taip toliau. O tom klausimu aš padedu labai nebrangiai. Žodžiu, mėnesiui 100 eurų. Tas, manau, jums nebrangi ta reklama, bet jeigu jūs norėsit papildomos reklamos, aš paaiškinsiu viską asmeniniam pokalbyje. Jums dar papildomai gali kainuoti į dieną nuo 1 euro, tai žodžiu, į mėnesį nuo 30 eurų. Bet tada jūs papildomai turėsit lankytojų. Ir lankytojus aš pajungiu ne taip, kaip daugelis daro, kad pajungia lankytojus per visą Lietuvą arba, tarkim, ten per visą Vokietiją ar, per atskirą valstybę, o gal netgi per visą pasaulį pajungia. Aš pajungiu būtent tikslinius klientus. Tarkim, jūs ten pardavinėjat kažkur tai už kampo pasikavoja čiuburėkus, kokiam nors Sedos miestelėje. Tai aš jums galiu taip sutvarkyti, kad jums specialiai ateis iš Sedos žmonės pirkti tos čiaburėkus, o neskambins iš Vilniaus paklausti, kur jūs randatės. Todėl viską galima sureguliuoti ant tiek, kad klientų galbūt, aišku, aš negalėsiu jums parodyti, kad klientų yra labai didelis antplūdis, bet aš parodysiu, kad yra tiksliniai klientai, kurie ateina prekes pirkti ir būtent užsisakyti pas jūs. O kitos įmonės, kai jūsų reklamą daro, jos parodo tik tai, va, kiek daug lankytojų apsilankė jūsų svetainėje. Bet kad jie netikslingi, jums to nepaaiškina. Tai, žodžiu, turit tą dalyką patys žinoti. Labas visi, kas prisijungėt. Tai va, tas dalykas labai svarbus yra ir to niekas nedaro. Arba daro jau už didelius pinigus. O kodėl jie daro už didelius pinigus? Todėl, kad jie yra išmokinti gyvenimo, kad už darbą, kurį galima padaryti greitai, galima nulupti didelius pinigus. Tik reikia tą darbą daryti ne greitai, o daryti, tarkim, ilgesnį laiką.
Tai jie paprasčiausiai paima avansą, kaip įprasta būna pusė pinigų. Ir paskui 2 savaitės išeina gerti arba lošti į kazino. Ir po 2 savaičių padaro jums tą svetainę. Ir tada jau pradeda su jumis derintis, ar tinka tas, ar anas, tai žodžiu, taip darom. O aš svetainės kuriu, naudodamas, jie taip pat kuria, naudodami tą dirbtinį intelektą. Ir žodžiu, taip pat ir aš kuriu tas svetainės, naudodamas dirbtinį intelektą, tik aš netempiu gumos. Tarkim, jeigu svetainę galima padaryti per 4 valandas, tai reiškia 4 valandas ir užtruks. Na, žodžiu, aš padariau čia vieną svetainę net rusų kalba, tai užtrukau beveik 4 valandas, bet užtrukau dėl to, kad rusų kalba ir dirbtinis intelektas turėjo išversti, nes kad būtų taisyklingai. Tai va, žodžiu, o jeigu būtumėt tokią svetainę kūrę kur nors įmonėje, būtumėt sumokėję didelius pinigus milžiniškus. Galite pasižiūrėti, kaip svetainė atrodo. Jinai yra business2eu.bi. Tai žodžiu, parašysiu aš paskui tą svetainę, galėsit pasižiūrėti, kaip svetainė pavyko. Ir jūsų verslą galima pakelti bet kokioje stadijoje. Jeigu jūs jau matot, kad nebeturit lėšų tos svetainės išlaikyti, kaip reklamuoti ar dar kažkai, tai nereikia to daryti, reikia padaryti automatinius reklaminius blokus ir žodžiu, nebrangią kainą jūs vėl pakilsite į viršų. Ir nesvarbu, kokiam jūs užkampį be prekiautumėt, prekyba gali būti nukreipta tikslingai į jūsų verslą. Tad jeigu atsiras norinčiųjų, mielai pakonsultuosiu telefonu, WhatsAppu, signalu, elektroniniu paštu, Viberiu. Ir žodžiu, pas mane visi kanalai yra prijungti prie telefono numerio. Nes skambinti pačiu telefonu jums bus brangu, kadangi baltarusiškas numeris. Čia parašė žmogus, kad tu šneki, reikia acų arba seo. Aš jau žinau, ką reikia. Ir aš jau sakiau, kad reikia aišku ir seo. Viską tą sutvarkau, nėra problemų. Todėl, bet už mažą kainą, aišku, nereikia mokėti šimtais. Žodžiu, aš pradžioje, kai nežinojau, kaip viskas tas reikalas darosi, aš irgi mokėjau žmonėms didelius pinigus. Aš esu daug pinigų išmetęs tokiems dalykams. Esu daug pinigų išmetęs svetainių kūrimui. Bet viskas pasirodo, kad nereikia tokių didelių pinigų. Žodžiu, už mažus pinigus galima susitvarkyti visus reklaminius reikalus, pakelti savo įmonės reitingus. Tai kiek manimų verslininkai kainuoja? Na, aš nežinau, kur jūs perkat, kiek kainuoja, todėl aiškinkitės patys. Aš kalbu, kaip aš darau. Aš darau paprasčiau. Tai žodžiu, pas mane reklama pigesnė yra. Taip pat, aišku, darau video reklamą. Vaizdinę reklamą galiu padaryti. Viską pas mane galima pasidaryti žymiai pigiau. Todėl, aišku, galit susirasti kažkur kitur ir pabandykit su manim susisiekti ir pamatysit, kiek jums padarys kažkur kažkas tai ir už kiek aš padarysiu. Todėl dėl kainų galit pasižiūrėti. Aš negaliu pasakyti tiksliai, kiek kas kainuoja, kai užsakymą gausiu, tada galėsim įvertinti ir pasakyti kainą. Todėl visą laiką reikia, aišku, nepulti pas pirmą daryti, kuris daro ale gerai ir už didelius pinigus. Reikia pasiieškoti,
kas gali padaryti irgi gerai, bet už mažą kainą. Tai aš jau papuoliau irgi ne vieną kartą ant tokių Gerai, kiek kainuoja Google raktažodis automobilio nuoma? Na matot, čia reikia su Google atskirai dirbti, todėl ir pažiūrėsim, kiek Google kainuoja raktas. Bet galima be Google'ės padaryti tą jūsų automobilių nuomos reklamą. Galima ir be Google'ės padaryti, kad į mėnesį, tarkim, tikslingus klientus pagal jūsų nuomos veiklos miestą ar kaimą, nesvarbu, gali būti užkampis, kaip ir sakau, gali būti miškėtas automobilių nuomos centras, mes jums atsiųsim tikslinius klientus, nes tą galima padaryti labai puikiai ir nebrangiai. Čia, žodžiu, tą galima nustatyti automatiškai per dieną nuo 1 euro jums kainuotų reklama, jūs pasirinksit patys laiką, kiek norit reklamuoti ir jums reklama eis. Tai žodžiu, pasigalvokit, kiek norit išleisti reklamai ir prijungsim tą aparatą ir viskas. Ir tada gausit tikslinius klientus, nereikės. Nebus taip, kad skambins ne iš to miesto ir klaus, kur jūs čia randatės, nes daugiausiai tai būna, kad sutvarko visus tos SEO ir paleidžia reklamą pilnai per visą Lietuvą, nenurodami vietos. Čia klausia, kalbu tiesą, ką reiškia SEO, gal įvardinti gali? Na, SEO ką reiškia, įsiveskite į Google, jums bus paaiškinta literatūriškai, aš tai to įvardinti negaliu literatūriškai, kadangi SEO tai yra įrankis, kuris parodo jūsų svetainę tvarkingai ir tada kelia į viršų, žodžiu. Čia yra toks kūrybinis įrankis, kuris naudojamas tik tai specialistams. SEO aš ne visom svetainėm galiu tvarkyti, todėl jeigu pats svetainę sukursiu, aš SEO galiu sutvarkyti, bet jeigu kurs kažkas kitas svetainė ir jūs paprašysit, kad aš sutvarkyčiau SEO, aš ne per daug apsiimsiu, nes kadangi yra daug halturščikų ir sukuria svetainės taip, kad, žodžiu, paskui reikia perkurti iš naujo, todėl jeigu susikūrėt kažkur tai kitur, tai SEO irgi tvarkykitės kitur. Nes lengviausias būdas yra, kai dirbi tvarkingas svetainės ir tada gali tvarkingai, tada bet kas gali tvarkingai prisijungti, kažką tai padaryti. Aš dirbu su šabloninėm svetainėm, aš privačių nekuriu. Tai žodžiu, su šabloniniam yra greičiau ir irgi gaunasi, jeigu norite, išskirtinis vaizdas galimas, todėl nėra taip, kad būtų visos vienodos svetainės. Nėra taip. Žodžiu, skiriasi visos svetainės, problemų nėra. Todėl mąstykit, kokios jums svetainės reikia. Kokio video reklamos reikia. Galiu padaryti video reklamą net su Respublikos prezidentu, jeigu norite. Kas matėte, yra mano kanaluose, buvo įkelta, tiksliau buvo įkelta, ištryniau. Žodžiu, buvo įkelta, kur kalbėjo ir bestuburis inteligentas ir Arklė Dantė kalbėjo, tai žodžiu, galiu priversti visus kalbėti, tai viskas įmanoma padaryti, bet čia aišku atskiri pinigai, nes tai kainuoja jau didesnius pinigus, jau aišku, bet aišku, pas mane vis tiek kainuos pigiau negu kad samdytis kažkokiais tai firmas, kurios
reklamuoja save labai aukštai. Aš reklamos mažai išleidžiu ant reklamos, pas mane klientai yra pastovus beveik, kurie kreipiasi arba atsiunčia žmonės. Dabar truputėlį Baltarusijoje reklamos išleidau, bet čia išleidau kelis eurus vienu žodžiu. Ir matysiu, jau klientai rašo, tai žodžiu, reikia kažkaip tai dirbti, kad nors truputėlį ant duonos susidirbti. Toks tai reikalas. Rašo, turi žaibišką tikslą. Na, čia ne žaibiškas tikslas, čia yra įprastinė mano veikla, aš pastoviai po truputėlį kuriu. Aš daug svetainių esu prikūręs, tai žodžiu, anksčiau netgi buvo Google įrankis, kur aš sukurdavau svetainę nemokamai ir plius jūs galėdavo talpinti nemokamai. Buvo iš viso krūtai. Dabar nebėra tokių, kur nemokamai galėtų talpinti svetainės. Kad būtų dar tokių, pasiūlyčiau netgi nemokamai, tad iš viso gerai. Nemokamai susikūrėt svetainę, nemokamai talpinate iš viso, už nieko nereikia mokėti, reklama eina. Ovalį rašo, sveiki, kokie price. Price, kas tie price? Pica gal norėjot prašyti. Mes picų neprekiaujam, tai žodžiu, ne čia pataikėt. Picas reikia užsisakinėti picerijose. Mes šiai dienai reklamuojam video reklamos gamybą, animacinės reklamos gamybą. Ir žodžiu, jeigu jau ne pas mane darysit, pas kažką tai kitką darysit reklamą, nedarykite video reklamos ilgos. Užtenka iki 15 sekundžių. Nes daugiau kaip 15 sekundžių žmonės nežiūri. Ir jūsų reklama, jūs sumokate pinigus už video reklamos gamybą, o jūsų reklama palieka taip, kad tik tai 10% gal kas nors peržiūri jūsų video. Todėl nereikia ilgų video daryti. Užtenka iki 15 sekundžių video. Trumpus, aiškus, konkretus turi būti. Nereikia ten 30-45 sekundės. Man Vokietijoje sakė, 45 sekundės reikia. Nesąmonės tas yra. Rašo, Ovalį, tingite daryti ilgesnes. Ne, aš galiu padaryti. Aš galiu padaryti ilgą. Aš jau padarau ilgus video, nėra problemų. Galiu padaryti jums, jei norite ir valandą, bet tikslo nėra. Supraskit patys, kad žmonės šiais laikais viską daro labai greitai. Todėl jiems reikia per trumpą laiką sukišti informaciją didelę. Ir reikia nustatyti tikslingą informaciją ir sukišti per trumpą laiką. Nes ilgą laiką, aš sakau, žmonės nežiūri dabar ilgų filmukų. Žmonės žiūri trumpus. Jeigu reklama, jeigu ten pasakosit apie politiką, jo, tada žmonės žiūri. Jei ten pasakosit apie lamsargius ar dar kažką, tai žodžiu, žmonės tada žiūri ir po valandą ir po 2. Bet jeigu jūs norite verslą daryti ir norite būti pirmaujantis, tada reikia daryti trumpus. Pritarė pagaliau, rašo, kad tiesa. Taip, tiesa. Aš žinau. Nes yra tokia dirbtinis intelektas, kuris seka viską. Tai žodžiu, ir pagal tą yra aiškiai nustatyta, kad žiūrėjimo laikas nebėra, kaip anksčiau buvo 45 sekundės, dabar yra iki 15 sekundžių. Todėl neapsirikit. Jūs, aišku, norėsit kuo daugiau parodyti informacijos, kad kuo daugiau žmonės apšviesti. Nereikia iš tikrųjų taip. Reikia aštriausią temą paliesti ir viskas. O toliau žmogus jau pats, jeigu jau jis norės, išsikapstys visą tą tiesą apie jūsų įmonę, apie jūsų produktą. Todėl, kad ten aprašyti, kas kiek kaip, netikslinga. Ir auditorija sumažės automatiškai, o kadangi sumažės automatiškai auditorija, tai ir jūsų reklama sumažės. Ir jūs sakysit, neveikia. O kodėl neveikia? Ogi todėl, kad jūs nepaklausit patarimų. Paprastas dalykas, akivaizdus ir aiškus.
Tad kitą kartą netgi nereikia daryti video. Užtenka nuotrauką įdėti, uždėti kelis užrašus ir einamą muziką pajungti tuo momentu, kuri yra, ten, tarkim, kaip tik tokia, kuri tuo metu yra aukštumose. Ir labai puikiai reklama, didelis peržiūros ir automatinė reklama nebloga. Tai žodžiu, visada reikia gaudyti tokius momentus, ant ko galima pakelti reklamą. Taip žmonės reikia veikti. Nes mano puslapiai buvo, daugelis puslapių buvo aukštumoje, kadangi aš irgi pradžioje nežinojau, kaip tai veikia, o paskui sužinojau, kad nereikia išmesti didelių pinigų, užtenka padaryti tvarkingai ir automatiškai tavo svetainė keliasi į viršų. Tai kiek tu mokėsi didelius pinigus ar nemokėsi didelius pinigus, vis tiek svetainė iškyla į viršų. Todėl apie tai pagalvokite. Ir aišku, jeigu norite, kad jūsų verslas klestėtų, būtinai kurkitės internetinės svetainės. Jeigu neturite, aš tai darau nemokamai. Susisiekit su manim nurodytais kontaktais ir aptarsime, kaip ir kada padarysiu. Padaryti galima labai greitai. Jeigu nebūsiu užimtas, tai kada atlaisvėsiu ir padarysiu, žodžiu. Bet verslai dabar daugelis persikelia į internetinę erdvę, todėl tai būtina daryti. Nesvarbu, ką jūs bedarote, ką jūs beprekiaujate, internetinis puslapis jums reikalingas. Nors ir turguje prekiaujat, vis tiek turėkite internetinį puslapį, nes tada galėsit nurodyti, kokioje prekybos vietoje jūs rasti ir pamatysit, kaip jums padidės prekyba. Tai žodžiu, apsvarstykit visas galimybės, ką galit pasidaryti nemokamai ir kiek kas kainuos toliau, viską apsvarstykit ir pirmin į verslą. Pradėkit siekti naujų tikslų. Jeigu kam verslai pristojo, tai žiūrėkit, gal ir turite internetinę svetainę, gal užtenka tik tai padaryti trumpą vaizdo įrašą. Trumputį. Animacinį ar šiaip kokį, apspręsim tą asmeniškai, aišku, trumpą iki 15 sekundžių ir paleisti jį. Ir tada klientūra atsigaus iš karto. Kitą kartą atrodo, kad čia yra pastovus klientai, jie dabar čia yra, visur dabar niekas neina, bet žodžiu, kas duoda reklamą ir tais laikais, kai visur niekas neina, jie vis tiek uždirba. O kodėl jie uždirba? Todėl, kad jie suranda tokias nišas, kur galima nebrangiai pasireklamuoti ir reklamuojasi. Darkness rašo su gegužės 9. Ačiū. Šiandien jau 12 gegužės, bet ačiū, aišku, aš švenčiau gegužės 9, buvau parade. Šaunus paradas, aišku. Minske, aišku, buvau parade. Apsauga buvo didelė. Norėjau tiesiogiai transliuoti, deja, internetą nuo 6:30 pradėjau stabdyti priverstinai, nes kad žmonės netransliuotų tiesiogiai. Todėl netransliavau įrašus, dariau, bet dar kol kas nebuvo laiko peržiūrėti juos. Taip pat klausė, kaip kainos Baltarusijoje, palyginus su Lietuva. Na, matot, su Lietuva aš negaliu palyginti, aš Lietuvoje jau, kaip čia bus, 2,5 metų Lietuvoje nesu buvęs. Kainos su Lietuva negaliu palyginti, bet aš galiu palyginti su Šveicarija, su Europos Sąjunga. Tai kainos yra, sakykime taip, kas pas jumis yra eurais, tas pas mumis yra rubliais. Bent jau mėsos gaminiai tai tiksliai rubliais, o pas jumis eurais tas kainuoja. Na, taip pat ir degtinė, degtinė, skaitykim, jeigu 10 rublių,
nuo 10 rublių prasideda, o pas jūs degtinė nuo 8 eurų kažkur, manau, prasideda. Ar nuo 10. Tai žodžiu, vat, beveik viskas čia yra nuo to. Kas pas jums eurais, alus, kaip ir sakiau praeitą kartą, nuo pusę litro nuo 2 rublių, puslės nuo 4 rublių, tai va. Bulvės šviežios 6,5 rublio, vakar bent tokia kaina buvo. Šiaip nuo 3-4 rubliai, 5 rubliai kilogramas. Žodžiu, įvairios tos kainos, kaip ir Lietuvoje, aišku, bet čia yra rubliais, tai žodžiu, yra vis tiek pigiau. Aišku, kai kas yra brangiau, vaistai importiniai yra brangesni. Taip pat yra gėlės labai brangios, žiauriai brangios. Skaitykim, gėlės puokštę Lietuvoje galima nupirkti, aš nežinau, už kiek, už kokį 10, manau, eurų įmanoma nupirkti, gal 12. O čia jau normali puokštė kainuoja 50 rublių, kas čia gaunasi. Nu, blin, nu panašiai ir gaunasi. Tai jo gėlės, nu šiaip gėlės tai jo brangios, nes jos gaunasi kaip ir Europoje. Tai žodžiu, gėlės brangokas yra. Nu, va, 20 eurų puokštė. Tai va, to čia 50 eurų puokštė, tų rublių puokštė. Tai neišeina 20 eurų. Bet šiaip pagal šį pragyvenimą, šį kainų, gal šias kainas, šiaip brangios gėlės yra, nes rožė pigiausia trumpukotų kažkur tai 4 rubliai. Nu, pas jūs, aišku, bus kokie 2-3 eurai. Bet pagal šį pragyvenimo lygį brangokas, gėlės brangokas, nes be 50 rublių puokštės tokios jau, nu, maždaug tokios jau pamanančių, nu, kad būtų graži puokštė. Yra tokių, aišku, ir pigesnių yra. 30 rublių gali nusipirkti puokštę, bet ten jau nebus rožės, ten bus jau kažkokie tai ramunės, dar kažkas. Nu, aišku, irgi gražios puokštės, bet jeigu tu nori ten į pasimatymą eidamas normalesnė, tai jau, žinot, reikia daugiau pasikartyti. Tai žodžiu, jo, tai gėlės, sakyčiau, nesitikėjau, aš galvojau, kad čia gėlės bus pigesnės, bet yra brangesnės. Tai va, tokios tos kainos. Aišku, taksi čia nebrangus yra. Taksi tai tiksliai, ką Lietuvoje jūs eurais mokat, čia rubliais mes mokam. Aš manau, gal netgi pigiau. Pas mus čia dujos, mačiau, kainuoja rublis 29. Rublis 29 kapeikos. Benzinas kažkur apie 2 rublius ir dizelinas. Negaliu pasakyti tiksliai, bet plus minus kažkur tai apie 2 rublius kainuoja. Tai žodžiu, kuros nebrangus yra. Kiek mašinos išlaikymas kainuoja, negaliu pasakyti, bet mačiau, kad yra mokami keliai. Tai žodžiu, yra mokami keliai ir aš paklausiau vieno vairuotojaus, su vienu kalbėjau, sakau, kaip su tais mokamais keliais, kur čia reikia susimokėti tą mokestį. Tai jis sako, jeigu įvažiuoji į mokamą kelią, važiuoji ir privažiuosi prie šlaugbaumų ir ten susimokėsi. Bet sako, rusams, baltarusams privažiuoji daugiausiai visą laiką būna 0, nes nereikia mokėti. Moka tik tai užsieniečiai, jeigu yra su užsienietiškais numeriais. Vietiniai nemoka už kelius. Tai žodžiu, tokius bajerius čia daro. Nu, žodžiu, įdomus verslas. Nu, aišku, čia ne verslas, čia valstybė tą daro. Todėl taip ir daro, kad saviems nemokamai, o užsieniečiai mokėkit. Turit pinigų ir pirmin. Tai va, šiandien tiek norėjau pasakyti. Jeigu kam domina video reklama, internetinės svetainės, kitokia reklama, žodžiu, audio reklama. Viską galim padaryti nebrangiai, už prieinamą kainą. Internetinės svetainės, netgi elektroninės parduotuvės padarau nemokamai. Todėl pasisvarstykit, ko jums reikia. Ir kreipkitės, jeigu ką. Kontaktus pridėsiu komentaruose. Ką daugiau šiandien aptarti? Užteks gal, ir taip mes jau ilgai čia pliurpiam.
rašo, daug matau, žiūri tave. Na, matot, kiek žiūri, bet plus paskui video bus įkeltas, todėl aš kalbu į priekį, nes tą patį aš video įkelsiu įrašą. Todėl žmonės galės pasižiūrėti, kas kada bus nedarbę ir kas kada turės laiko. Tai tiek. Ačiū už dėmesį. Ačiū, kad palaikot. Ir te padeda mums Dievas.